Taip, tai trumpai pristatysiu apie viešą įstaigą Ekoagros. Tai pagrindinė jos veikla yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje. Ekoagros yra vienintelė kontrolės institucija Lietuvoje, kurią Lietuvos Respublikos vyriausybei paskyrė atlikti oficialią kontrolę ekologinės gamybos srityje. Ekoagros nėra teisės aktų leidėjas, taip užtikrinamas pamatinių efektyvus kontrolės principų įgyvendinimas, reikalavimus teisės aktais nustatančios ir jų laikymasi prižiūrinčios institucijos yra skirtingos. Taip, tai kontrolės institucijos pranašumai būtų veiksmingumas, renkami bei panaudojami veiksmingai kontroliai būtini duomenys ir informacija iš kitų valstybės institucijų, patikimumas vartotojui, veiksminga nešališkos trečios šalies kontrolė yra pridėtinė vertė ir garantija pirkėjai, bei ekonominė nauda. Ekoagros yra nepelno siekianti organizacija. Ekoagros veikla nuolat tikrinama ir vertinama, tai būtų Europos komisijos, Žemės ūkio ministerijos, centralizuoto audito skyriaus, nacionalinės mokėjimo agentūros, nacionalinio akreditacijos biuro, išorinių finansinio audito įmonių ir kita. Vidaus kontrolės kokybės ir nešališkumo sistema. Tai Ekoagros darbo kokybę ir efektyvumą ir nešališkumą užtikrinančios pagrindinės vidinės taisyklės, kokybės vadovas ir vidaus kontrolės sistema, antikorupcinė vadybos sistema, etikos kodeksas, viešųjų ir privačių interesų derinimo bei nulinės dovanų politikos nuostatos, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programa ir kitos. Ekoagros klientų anoniminės 2024 metų apklausos duomenimis įstaigos darbuotojų darbą labai gerai vertina apie 92% veiklos vykdytojų. Reikalavimus nustatantys teisės aktai. Tai nuo 2022 metų sausio 1 dienos Lietuvoje, kaip ir visoje Europos Sąjungoje, pradėtas taikyti Europos parlamento ir tarybos reglamentas 2018/848, kurio yra nustatomi ekologinės gamybos principai ir taisyklės, kuriomis reglamentuojama ekologinė gamyba. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos parengtos ekologinės gamybos taisyklės bei ekologinės gamybos žurnalas. Visų teisės aktų aktualias redakciją galima būtų rasti mūsų Ekoagros tinklapyje teisės aktai. Priemonės už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus. Tai Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija parengė priemonių už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus taikymo tvarkos aprašą, kuris galioja nuo 2023 metų sausio 1 dienos. Apraše pateiktas priemonių sąrašas, kurios taikomos veiklos vykdytojams už ekologinės gamybos reikalavimų neatitiktis jų taikymo tvarka. Neatitikties atvejus pagal reglamento 2021-279 pirmame priede nurodytus skirstymo kriterijus galime skirstyti į mažareikšmius, reikšmingus arba kritinius. Priemonės už ekologinės gamybos reikalavimų pažeidimus, tai kontrolės institucija vertindama neatitikčių pasikartojamumą atsižvelgia į neatitiktis, kurios nustatytos 2 metų laikotarpiu. Pasikartojamumu laikoma, kai tokia pat neatitiktis yra nustatyta antrą kartą iš eilės per 2 vienas po kito vykdytus patikrinimus arba 2 kalendorinių metų laikotarpį nuo pirmosios neatitikties nustatymo pagal tą pačią aprašo priede nurodytų reikalavimų eilutę ir tą pačią nurodytų teisės aktų normą. Nustačius pasikartojimumą taikomos priemonės už neatitiktį griežtėja ir gali vesti prie sričių nesertifikavimų ar net sutarties nutraukimų. Tai dabar neatitiktys skirstomos, tai būtų į tą mažareikšmę, kai atsargumo priemonės yra proporcingos ir tinkamos, o veiklos vykdytojų įdiegtos kontrolės priemonės veiksmingos. Neatitiktis nedaro poveikio ekologiškų produktų arba perėjimų prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčiai reikalavimams. Taikant atsakomumo sistemą galima aptikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje ir
yra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Reikšmingas, kai atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojų įdiegtos kontrolės priemonės neveiksmingos. Neatitiktis daro poveikį ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčia reikalavimams. Veiklos vykdytojas laiku nepašalino mažareikšmės neatitikties. Taikant atsekamumo sistemą galima aptikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje ir yra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Kritiniai, kai atsargumo priemonės yra neproporcingos ir netinkamos, o veiklos vykdytojų diegtos kontrolės priemonės neveiksmingos, neatitiktis daro poveikį ekologiškų produktų arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio produktų atitikčia reikalavimams, veiklos vykdytojas nepašalina ankstesnių reikšmingų neatitikimų arba pakartotinai nepašalina prie kitų kategorijų priskiriamų neatitikimų. Taikant atsekamumo sistemą nėra gauta informacijos, kuri padėtų atlikti paveiktą produktą tiekimo grandinėje, nėra įmanoma uždrausti pateikti produktus rinkai kaip ekologiškus produktus. Taip, tai ekologinės gamybos ūkių skaičiaus ir ploto kitimas, tai palyginus ekologinių ūkių skaičių ir jų plotą nuo 2022 metų, tai matome 2023 metais buvo pastebimas plotų sumažėjimas, beveik 32 tūkstančiais hektarų bei ūkių skaičiaus kritimas. Tačiau jau 2024 metais ūkių skaičius padidėjo, o plotas daugiau nei 11 tūkstančių hektarų lyginant su 2023 metais padidėjo. Taip, tai dabar konkrečiai apie neatitiktis ir jų pasiskirstymą praeitais metais. Tai iš neatitikčių pasiskirstimų lyginant su 2023 metais pastebimas 2024 metų neatitikčių skaičius padidėjimas. Tai 2023 metais nustatyta 1555 neatitikimai, o jau 2024 metais 1648 pažeidimai. Tai yra 93 vienetais daugiau. Tai viena iš priežasčių tikriausiai buvo dėl to, kad 2024 metais buvo sertifikuojama naujų ūkių, tai yra naujų veiklos vykdytojų. Taip, neatitikčių skaičiaus viename ūkyje 2024 metais pasiskirstymas. Tai, kaip matome, 62% iš visų tikrintų ūkių, tai yra 1750 vienetų neatitikimų visai nenustatyta. 25% buvo pritaikyta po vieną neatitiktį, 8% po dvi. Ir likusiems ūkiams apie 1-3% buvo pritaikytos po 3 ir daugiau neatitikčių. Iš grafiko matyti apie neatitikčių atvejų pasiskirstymą, kad 53% buvo mažareikšmės pritaikytos, 44% reikšmingos ir beveik 3% buvo pritaikytos kritinės neatitiktys. Taip, tai daugiausiai pritaikyta neatitikčių buvo, iš eilės dabar vardinsiu, tai dėl augalų dauginamosios medžiagos kilmės, naudojimo bei išankstinio leidimų neturėjimo. Toliau rikiuojasi dirvos tręšimas, tvarkymas ir tręšimas ar kenkėjų ir piktžolių valdymas. Toliau valdos padalinimas į atskirus vienetus, tai paralelinė produkcija. Toliau informacijos apie gamybos vienetą ir vykdomą veiklą atnaujinimas. Tai tiesiog kažkokios informacijos nepateikimas. Toliau veiklos duomenų registravimas ir dokumentų saugojimas, susiję ES teisės aktai, tiekėjų sertifikatų tikrinimas, neekologiškai užaugintų gyvūnų pirkimas, išankstinių leidimų neturėjimas bei bendrieji ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimai. Ir dabar konkrečiai apie kiekvieną atskirai. Tai nesilaikoma augalų dauginamosios medžiagos naudojimo reikalavimų, tai yra dažniausiai būdavo, kad jie tiesiog yra netestuota
be sertifikatų ir ne iš savo ūkių. Tai buvo pritaikyta 226 kartus, auginant augalus ir gaminant augalinius produktus naudojama ekologiška arba perėjimų prie ekologinės gamybos dauginamoji medžiaga arba su sertifikavimo įstaigos leidimu. Dažna buvo klaida, kai veiklos vykdytojas panaudojo neekologišką augalų dauginamąją medžiagą be išankstinio leidimo. Tai buvo pritaikyta net 286 kartus. Tai kai veiklos vykdytojai nesikreipia dėl augalų dauginamosios medžiagos leidimų gavimo, jei būtų laiku pateikę prašymus, leidimus būtų gavę ir neatitikties nebūtų. Leidimai yra išduodami per duomenų bazę organicseeds.lt. Suprantame, kad galbūt ne visi turi galimybę prašymus pateikti nuotoliniu būdu, dėl to mūsų centrinėje būstinėje Kaune bei filialuose yra įrengtos tam skirtos vietos ir priemonės prašymams pateikti. Tai augalų dauginami medžiagai, kurios rinkoje nėra galimybės įsigyti ekologiškus, leidimą veiklos vykdytojas visada gaus. Taip pat leidimai reikalingi ir naudojant dauginamą medžiagą gautą iš savo įprastinės ūkių dalies ar pirmų metų perėjimų prie ekologinės gamybos laikotarpių laukų. Leidimas naudoti neekologišką augalų dauginamą medžiagą turi būti gautas prieš sėjant ar sodinant. Toliau būtų dirvos tvarkymas ir tręšimas ar kenkėjų ir piktžolių valdymas atsiliavimas. Tai tokios pat rūšies augalai, išskyrus dvimečius, daugiamečius augalus, mišrias daržoves, vaistažoles, tame pat lauke negali būti auginami ilgiau kaip 1 metus, įskaitant ir mišiniuose auginamus augalus, jeigu jie mišiniuose vyrauja. Tokios pat rūšies vasariniai žieminiai javai laikomi tokia pat rūšimi. Neatitiktis buvo pritaikyta 261 kartą, tačiau greitu metu išeis ekologinės gamybos taisyklių pakeitimai, bent jau projektas yra parengtas, pagal kurį tokios pat rūšies augalai, skirtingai negu nurodyta šių taisyklių 37 punkte, tame pat lauke galės būti auginami 2 metus iš eilės kaip pagrindinės kultūros, jeigu yra auginami tarpiniai pasėliai per žiemą ir laukas deklaruotas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyta tvarka patvirtinta atskirų žemės ūkio ministro įsakymu, kaip dalyvaujantis ekologinės sistemos veiklos ariamojoje žemėje veikloje, kaip tarpiniai pasėliai, išlaikant tarpinius pasėlius įsėlį ar posėlį per žiemą, naudojant žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus kodą TR. Tai toliau valdos padalinimas į atskirus vienetus arba paraleliniai produkcija. Tai valdos padalinamas į atskirus vienetus. Visa valda turi būti valdoma laikantis ekologiniai gamybai taikomų reikalavimų. Valda gali būti padalijama į aiškiai ir veiksmingai atskirtus ekologinės gamybos perėjimų prie ekologinės gamybos laikotarpių ir neekologiniai gamybai skirtus gamybos vienetus. Gyvūnų atveju tai būtų naudojami skirtingų rūšių gyvūnai. Augalų atveju naudojamos skirtingos rūšys, kurias galima lengvai atskirti. Tai neatitiktis taikoma už tų pačių augalų auginimą ir išimties nėra ir tų atveju, jei produkcijos iš lauko nebūna. Neatitiktis pritaikyta 173 kartus. Toliau informacijos apie gamybos vienetą ir ar vykdomą veiklą atnaujinimas. Veiklos vykdytojas per 5 darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki oficialios kontrolės vietoje dienos turi raštu informuoti apie visus veiklos pasikeitimus, tarp jų ir apie atitinkamų praktinių priemonių pasikeitimus, kurių ėmėsi siekdamas užtikrinti reikalavimų laikymąsi. Tai neatitiktis pritaikyta 114 kartų. Tai čia kaip pavyzdys būtų tikriausiai nepranešta apie pasikeitusius, tarkime, produktų sandėliavimo vietas, subrangovus ir panašiai.
Veiklos duomenų registravimas ir dokumentų saugojimas. Tai veiklos vykdytojų apskaita ir įrašai neišsamus, neturi, tarkime, visų prekių judėjimą patvirtinančių dokumentų, sąskaitų faktūrų, vaštaraščių ir kita. Taip pat ekologinės gamybos veiklos vykdys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi nuolat tvarkyti buhalterinę apskaitą, pildyti ekologinės gamybos žurnalą ir saugoti visų perkamų ir parduodamų produktų bei medžiagų sąskaitas 5 metus. Jos visada turi būti pateikiamos kontrolės institucijos darbuotojų prašymų. Neatitiktis pritaikyta 111 kartų. Toliau susiję Europos Sąjungos aktai, tai trumpai tariant, neatitiktis taikoma už veiklos neužregistravimą į valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą pagal bendruosius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į pašarų ūkio subjektų registrą arba maisto tvarkymo subjektų sąrašą. Tai buvo pritaikyta 94 kartus. Tiekėjų sertifikatų tikrinimas. Veiklos vykdytojai turi patikrinti tų veiklos vykdytojų, kurie yra jų tiekėjai sertifikatus. Tai yra veiklos vykdytojas turi patikrinti žaliavų produktų tiekėjų sertifikatus ir prisimti žaliavas ar produktus pagal tiekėjų sertifikatuose nurodytą veiklą ir produktų kategoriją. Tai neatitiktis pritaikyta 73 kartus. Neekologiškai užaugintų gyvūnų įvedimas be išankstinių leidimų. Veisimo tikslai siekiant įsigyti neekologiškai augintų gyvūnus, būtinas kontrolės institucijos leidimas. Ekologiškai auginamų gyvūnų ir ekologinės akvakultūros gyvūnų jauniklių duomenų bazė yra pasiekiama interneto adresu organicslivestock.lt. Kaip ir augalų atveju, visada yra galimybė atvykti tiek į įstaigos centrinę buveinę, tiek ir filialus ir pateikti prašymus vietoje, kur jums visada padės įstaigos darbuotojai. Tai neatitiktis pritaikyta 49 kartus. Nesilaikome bendrųjų ūkinių gyvūnų mitybos reikalavimų. Tai ūkiniai gyvūnai turi būti šeriami ekologiškais arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu pašarais atitinkančiais gyvūnų mitybos reikalavimus skirtingais jo vystymosi etapais. Šėrimų negalima naudoti pirmųjų metų perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpiu P1 statuso varpinių javų. Pašarų priedus galima naudoti tik leidžiamus ekologinėje gamyboje. Tai neatitiktis pritaikyta 47 kartus. Taip, tai ačiū ekologiškai ūkininkaujantiems ir galbūt turėsite klausimų. Taip, taip. Ar galėtumėte parodyti skaidrę 2.9? Taip, tikrai galime. Tai apie šitą tikriausiai. Taip, tai jeigu toliau klausimų nėra, tai pranešimą kaip ir baigiame. Ačiū už, kad buvote prisijungę.